Šio filmo aktorius jūs puikiai žinote taip pat kaip ir aš. Kostas Smoriginas debiutavo šioje juostoje, vaidindamas Liukos brolį Peliukštį, o Kristina Kazlauskaitė atliko mokytojos vaidmenį. Labadiena, tamsta direktorė. Jūsų mokinys. Andrius Šatas, taip? Mano, jeigu aš paprastas bačylys, tai iš manęs galima artyčiotis, taip? Vogtas karvės dovanoriu. Nevogiau. Taip, jūs auklėjat savo mokinius. Jeigu tamsta priemonių nesimsite, aš aukščiau kreipčiaus. Taip, taip. Kaminskas, vadinasi, net ministerija gali pasiekti. Magistas jūsų Šatas! Aš nevogiau karvės. Patylėk tu! Mums nereikia jokių karvių, mes patys, ačiū Dievui, neubagai. Mes patys savo duoną užsidirbam šatuk, va šitom va puslėtom rankom. Ir nei aš, nei mano duktė nenorim būt įsivėlę šitą nešvarų reikalą. Aš nevogiau karvės. Aš nemoku vogt. Liuka, tu pasakyk. Šatuk, nepainiok, mano dukters nieko gero tau nepasakys. Liuka, nebijok jau, pasakyk jiems. Nieko tau nepasakys. Tas direktorė, aš galiu pasakyti. Kaminskaitė, iš kur ta karvė? Taip, Liučina, paaiškink, gerbiamai draugai, tamstai direktoriui, iš kur ta karvė. Atsistok vaikutį kur nors aukščiau ir išaiškink, gerbiamai direktoriui, iš kur ta karvė ir kaip mes Kaminskai apie ją namie galvojam. Tata! Nevirto, nestipo kaip reik. Paskui jau, kada kažkokį specialistą atsivežė veterinarijos su švirkštais, jie įvarė migdančiai užpakalį ir tada jau krito. Pagaliau taip stovėjom, viską darė ten ir girdi degtinė, didžiausia 3 litrus degtinė sugirdėjo, ji nekrinta. Taip, kad tai buvo vienintelė, ką aš atsimenu, bėdas, tai su karve. O daugiau viskas normaliai daug mažėja. Kaip visuomet yra medžiagų pasipriešinimas, kai visokių ten būna, bet tai normalus, kaip ir kiekvienam darbe. Aš pamenu, pirmas raštas buvo nusiusta į Maskvą ir pirmas raštas atėjo, aš šitą kažkur dar turiu, labai toks įdomus. Na tai ten buvo rašoma, kad tai patologija, kažkodėl tenai kažkokie redaktoriai pasirodė, kad tai yra patologija kažkokia, aš nesupratau, kur čia patologija, čia, kad meilė, tai kokia patologija, nesvarbu. Nu ir kaip pavyzdį parodė, kaip turėtų toks atrodyti, jeigu jau yra įvedami gyvuliai kanopiniai. Nu tai papasakoja, ten buvo parašytas atvejis, kaip viena pensininkė, kuriai paliko, pas kurią paliko maršalas Budionas, maršalui Budionui paliko arklį. Ir jinai pati neturėdama ką valgyti, ten kažkur, reiškia, maitino duoną. Tai maždaug va toks idėjinis turėtų būti, reiškia, šitas. Nu, aš turiu tą, ten toks, aš taip, nu, paskui ten, nu, kažkaip pavyko, antrą, pažadėjom pasitaisyti, reiškia, kažką išbraukti tenai, žodžiu, ten. Nu, gal kitas redaktorius ir taip prašoko. Laukiu velnelę prie namų ir bus širdūžėje ramu. Mano mielas žodeliu, kurio pamiršti negaliu. Žinot, kaip būna, kad meninis kūrinys tik tai laike egzistuoja, paskiau jisai savo poveikį tokį praranda, jis atrodo, kad pasenęs. Matyt, šito neįvyko šitam filme. O taip tai
šitas visas laikotarpis, kuris, reiškia, yra tie laikai tame filme, tai yra mano gyvenimas. Mano vaikystė prabėgo Stalino laikais, kai žmonės gatvėse Kaune bijojo garsiai kalbėti. Mano tėvą išvežė 49 metais. Naktį prisimenu kratą kaip kratė ir kaip išvežė į Kazachstaną. O išvežė tik už tai, kad jis buvo Rericho draugijos narys. Rerichas buvo uždraustas. Ir jie tenai turėjo nelaimę susirinkti į susirinkimą ir kažkas pasakė, išdavė ir padarė politinę bylą, kuri nieko bendro neturi iš viso su tuo. Tik tai surinko žmonės, tais laikais veždavo žmonės visoje Rusijoje, tai buvo. Aš po daugelio metų dabar buvau priverstas pažiūrėti, kažkur pakvietė, kur čia pakvietė, ar į Uteną, kažkur tenai prie ežerą rodo. Ir aš pažiūrėjau tą filmą, aš ten žiūrėjau ir aš galvoju, kad, kaip čia sakyt, lygiai kaip knygą parašai, neskaitai daug metų. Ir aš galvoju, gal ten tragiškai atrodys. Nu, žiūriu, visai nieko, nu, ten ir publika taip. Žinot, nedidelis dalykas, jeigu nepasensta, nes laikas yra labai negailestingas. Suprantate, vienas tas dalykas, kad, reiškia, mano tokia kredo yra, kad dailininkas kine nesituri matytis, kad yra dailininkas. Jeigu jis matosi, reiškia, kažkas yra negerai. Reikia turi būti, kaip sakant, kad žiūrovas suprastų, kad tai taip turi vykti, tame veiksme, tose dekoracijose, toj natūrai. O kad mes tai padarėm specialiai, reiškia, jis neturi žinoti šitą visą reikalą. Pirmas filmas, žinoma, reiškia, aš visuomet skaitau, kad Adomas nori būti žmogum, kadangi mano pirmas filmas, aš padariau viską, ką aš tuo metu galėjau. Nu, paskiau, reiškia, Herkus Mantas, skrydis per Atlantą. Nu, ir riešutų duona, o tam, sakau, tas eina į pirmą penketą. Liuka, nenueik. Norėčiau Jums priminti žmonės, kurie liko už kadro. Kompozitorius Viačeslavas Ganelinas, operatorius Algimantas Moskus, montažo režisierė Vanda Survilienė, dailininkas Algirdas Ničius, kostiumų dailininkė Viktorija Bimbaitė. Bučiuokitės. Man tai kas? Ne tavo reikalas. Ar karvę užkasė jau? Kas šaudo? O kam užkasinėt? Pavydžiu aš jums. Liuka. Nieko. Aš tik norėjau pasakyti, kad tu man žvėriškai. Ir aš tave labai. Ir aš tave. Jau seniai. Kai tu dar nebuvai gimęs. Happy endas būna ne tik kine. Nelaimingos Liukos ir Andriaus meilės dėka Algirdas Latėnas ir Elvyra Piškinaitė tapo vyru ir žmona. Laimė yra mylimas, mėgstamas darbas. Prasmingas darbas, kada jauti. Ir tada gyvenimas prasmingas. Čia ir yra laimė. Apie tai negalvoju, kaip aš norėčiau numirti. Mane tai nejaudina. Aš žinau, kad mirsiu, prieš mane mirė milijardai žmonių ir po manęs mirs. Netikiu, tai reiškia, nenoriu jokį persikūnyti. O jeigu grįžčiau, kaip čia sakyti, atgimčiau, kas neįmanoma. Žinoma, kad norėčiau atgimti savimi. Kada 1968 metais su Verba mes nuėjom pas Buračą. Robertas Verba ieškojo temos filmui. Na ir aš šiek tiek jau žinojau apie Buračą ir kada pamačiau
jo didžiulius archyvus, kada jis pradėjo savo traukti negatyvus, užrašus. Mes ten buvom porą trejata valandų. Na ir išeinant, Buračas sako, vyrai, pasirašykit knygoj, kad buvo tokie žymus. Tai aš parašiau, aš norėčiau per gyvenimą pereiti jūsų takais. Nu, sunku išsirinkti vieną asmenybę. Aš neturiu tokių, kad vat, vienintelė mane imponuojanti asmenybė. Nesakyk, op, neperšokęs. Būkite unikalūs ir mėgaukitės lietuvišką gardžią riešutų duoną. Taip pat nepamirškite, kad reikia žiūrėti lietuvišką kiną ir mūsų laidą. Iki pasimatymo.